Labas. Pradedam naują savaitę, šiandien yra antradienis, aš buvau ofise, visiškai netikėtai. Kaip man tikėtai, nes tokia programa šią savaitės. Paprastai nereikia, bet yra kaip yra. Kas naujesnė, pabaigiau vestuko klubų 1, tai kai grįšiu namo, aš jums parodysiu. Mes va su princesė, valiojasi princesė, žodžiu, laukutį. Šiandien mano visas mizginys yra Sofijos karelė, nes daugiau šilta. Laukia šiandien plus 15, ir žodžiu, einame su princesė pažaist. Ir tada aš jums pasirodysiu su skarelė. Su skarelė, su Vesto klubų 1. Aš čia tau turiu. Eik tu! Galima daryti. Šitra. Štai, tai kaip sakiau, grįžau namo. Turiu kitokio gėrimėlio nei kava, bet žodžiu, vakar mano skrandis buvo truputėlį sugedęs, tai vakar kavos gėriau, bet jau į pabaigą dienos tik tais, kad žodžiu, tiesiog tradiciją palaikyti. Supratau, kad man reikia energiją atkrauto, kaip aš vadinu, pigaus cukraus. Tai žodžiu, netempėm naktį, pasirodau, kaip atrodo skra ir eisiu dirbti. Tai štai. Galiukai dar nesuslapstyti, žinokit, nes aš tik grįžau iš darbo. Skra atrodo va taip. Neatsimenu, ką aš čia buvau pažymėjus. Buvau pasižymėjus, kad čia yra priekis, nes iš pat pradžių ant to pirmo buvo sunku atsekti, bet nebereikia. Jau, manau, tikrai pakankamai aišku, kur yra priekis. Tai kaip čia viskas atrodo dabar. Štai. Pirma dalelė yra tokia vienos spalvos, tada yra tas veltas, tada yra brioche, kuris turi raudoną, tada vėl tas veltas, tada abidvi rusvos ir užsilenkia tas veltas. Ir tokie yra 6 trikampiai. Trikampiai, kurie, kaip Vestukas sakė, imituoja sklindančias bangas, garso bangas, žodžiu, garsas eina. Tai va, žiūrėsim, kas čia gausis toliau. Pirmas klų įvyktas, net nežinau, kaip jums gražiau parodyti čia. Ir vakar truputį mezgiau meškieną, bet kadangi aš esu reglano takeliuose, tai, žodžiu, veiksmas, tiesiog platinu tą reglaną ir viskas. Žinokit, net nerodysiu dabar, nes vakar gal kokias 3 eilutes padariau, į priekį važiuodama į darbą kokias 2. Tai, žodžiu, progresas va toks. Ir po darbo net nežinau, ką mėgsiu. Arba mėgsiu meškieną, arba mėgsiu žalią skarą. Ir kol kas tokie mano darbai. Noriu vis tiek mažinti toliau tų savo progresų kiekį, nes labai mane nervus gadina, kai yra labai daug. Nors dabar aš jau pradedu suprasti, kad aš greičiausiai vis tiek lapkritis jau yra tuščias. Tuščias, tipo, nėra jokių tokių M-kelų, daug mezgimo kartu ir panašiai. Tai turėčiau tikrai gerai pasijudinti visus darbus. Bet vis tiek, aš kažkaip jaučiu, kad mano ritmas mezgimo toksai sulėtėjęs, arba gal man taip atrodo dėl to, kad aš tiek tų darbų turiu daug. Tai kol aš jų tikrai nesusimažinsiu, nenoriu net nieko pradėti. Nors turiu sąrašą jau išsikėlus ten ojojoj. Bet tokia realybė. Tai va, Zara, viskas nukankinta, žinokit, galiu... Va. Net ant sofutės tingiu užsilipti. Šiaip netingi, bet turbūt tiesiog. Netraukia sofutė dabar jos. Tai va, aš eisiu padirbti, toliau spraitą įveikinėt. Ir lauksiu darbo pabaigos ir mezgimo. Tai šiai dienai tiek. Pasirodysiu ryt poryt. Šitoj trečiadienis, ketvirtadienis jau naujas klų. Žodžiu, pasižiūrėsim, kokius aš turėsiu rezultatus mezgime ir pasirodysiu arba ryt, arba poryt turbūt. Poryt jau tikrai, nes ateis naujas klų, tai kai jau jisai išeina, aš labai visada noriu pasirodyti. Kokias emocijas sukėlė bent jau aprašymas.
Nes, kaip sakiau, aš video nežiūriu. Video žiūriu taip kaip mezgu. Kad, žodžiu, kiek įmanoma daugiau išlaikyti to surprizo. Aprašymą, kai skaitai, nu, tai jisai taip, žinot. Vis tiek. Vizualiai taip gerai nesusidėliuosi. Tai, žodžiu, su aprašymu aš pasiskaitau ir man ramu. Ir viskas. Tai va. Tam karteliui tiek. Einu dirbti. Iki. Tai labas. Jūs nepatikėsit, aš žinokit, padirbau, ėjau megzt ir pamiršau, kad reikia jums parodyti. Tiksliau, ne tik parodyti, bet pasidžiaugti, kad vestuko klūdų turi tik tais, man atrodo, 5 lapus ar 6. Žodžiu, nedaug, bet veiksmo ten pakanka. Aš dabar esu vidury eilės, nes vidury eilės prisiminiau, kad nieko nenufilmavau jums. Tai va dabar greit pasirodau, kad jau pradėjau megzt. Mezgu su savo mylimiausia solo spalva, tą, žodžiu, ciklą meninę. Va, su šitą. Ir va, ir einu megzt toliau. Viskas jums aišku dreba, nes filmuoju iš rankos, tai daug neplevizgoju. Parodysiu, kai kas nors bus įdomesnio. Ir gal kas nors bus numesgę, arba žinos, kaip viskas atrodo ir, žodžiu, man bus bepigu rodytis. Tai va, tai tokie liukai. Einu žiūrėti šiaip podcastų, žiūriu fone, kai reikia pamegzti, žodžiu, vestuką. Ir, žodžiu, toks va, ketvirtadienio vakaras. Žodžiu, viskas aplink namus, aplink mezginį. Ir va, Ciūtė budi. Zara. Taip. Ir Zara budi su manim. Taip. Gerutė, Ciūtė. Gerutė, mažutė. Budinčiuoji. Taip, budinčiuoji. Tai va, ilsimės. Oi, sveikas arštalytės. Prisijungiu, šiandien yra penktadienio vakaras, tvarkingai. Greta mezgė. Visą vakarą, žinau, kad pabaigiau darbą ir sėdau megzt. Man čia kažkas negerai biškai su skrandžiu, tai, žodžiu, jokių pašalinių veiklų neturėjom, su Zara tinginiavom ir, žodžiu, ir aš sėdau megzt. Ir, žodžiu, iš pradžių galvojau, megsiu toliau vestuką. Nes, nu, tai kaip ir klų išėjo naujas vakar ir visa kita. Bet man priešais akis stovi mano skarfleto čartas. Likę 2 pakartojimai paskutiniai. Netgi mažiau negu man galvoju, likę 1,5 kokio pakartojimo. Nu ir man tiesiog net veržė smegenis, žinokit, nuo to. Kamuoliukai irgi ten va toks špigeliukas. Tai aš tą schemą užguliau ir pabaigiau. Ir va, turiu pabaigtuką, tokį visai netikėtą, skarfletą, va, ir abudu vienodais galais, nu ne visai vienodais. Dabar apie kodėl. Čartą išmegzti man užteko kaip ir originalių, nu žodžiu, viskas siūlo užteko. Ir tada aš prisiminiau, kad ten pati ta pradžia, žodžiu, jinai buvo atskiri, tiesiog išrašytos tos eilės, atsidarau, o ten eilučių 24. O pas mane siūlo tai koks, nu, metras su kapeikom. Galvoju, eikit jūs paperkūnais. Aš tikrai neišmegsiu 24 eilių su metru siūlo. Akių tai dar pakankamai ten buvo, akių 16 buvo. Ir, žodžiu, aš ten įjungiau Greta kūrėją ir pabaigiau abudu galus. Aišku, nieko iš čia dabar nematysit. Žodžiu, šitam galui trūksta kokių 5 eilių. Nesuku visiškai dėl tos smegenų, nežinau, kad vis tiek, nu nejaugi jūs dabar susitiksit mane kur nors brančia ir sakysit, nu tai kuris čia tas galiukas trumpesnis. Na, aišku, nesakysit. Aš nesakyčiau. Tai, žodžiu, va. Atrodo, jie abudu vienodai. Kai išblokuosiu, tai atrodys dar vienodesni ir, žodžiu, ir viskas. Tai skarą skalbsiu rytoj, nes dabar beveik yra 8 vakaro, o pas mane ant aukšto jau ir taip tamsu. Tai aš tikrai jau šiandien čia nepradėsiu dirbti. Gal man būtų ir užtekę, žinokit, tu siūlo tiek, kiek aš turiu, jeigu aš būčiau kažkurio tai momentu čia kažkokį taip palaidą balą padarius. Ir, žodžiu, ir man tie metrai visi išsilakstė. Nu, nesvarbu, vis tiek viskas pabaigta.
skarfletas va toks, kol kas labai gražus, net ir neblokuotas, o kai išskalbsiu, jis bus turbūt dar gražesnis. Aišku, bus dar gražesnis. Tai va, turiu labai netikėtą pabaigtuką, eisiu išsimesti iš visų rulečių, sąrašų ir panašiai, nes viskas. Ir į Ravelry parašysiu, kad pabaigiau. Nu ir žodžiu, aš esu žiauriai patenkinta, žinokit, kad pabaigiau. Man čia priešais nosį dabar nekabės mano, žodžiu, tie visi čartai. Nereikės man čia po kambarius tampyti dar vieno, žodžiu, rinkinio. Nu ir viskas. Tai va, tai tokie liukai. Einu susitvarkyti, tada reikės išvesti krokodilą į lauką. Ir tada, žodžiu, eiti pavakarot su vestuku. Su vestuku tai kažkiek pamegsiu. Žodžiu, savaitgalis mūsų šitas turbūt bus aplink namus. Tai galėsiu pamegsti toliau. Nu ir va, ir žodžiu, labai fainai užbaigiu darbo savaitę su šitokiu dideliu pabaigtuku, tai man, žinokit, yra žiauriai smagu. Ir laukiu, aš gal paskui įkelsiu kokią nuotrauką, kai bus skarfletas padžiautas, pasižiūrėsim, kaip žodžiu atrodo visi ten tie reisai. Gal net ne taip padžiautas, kai jau ir išdžiūvęs bus, nes tikrai tada jau leisiai matysis, visi, žodžiu, ažūrai ir panašiai, ir pasidžiaugsim tikrai gražiu šaliku. Tai va, einu tvarkytis ir eisiu susiūčia ir, žodžiu, draugausiu su vestuku vakare. Iki. Tai sveikos. Sekmadienis šiandien, tai, žodžiu, atėjau pasirodyti, kaip atrodo mano skara. Nes prieš kokias 15 minučių pabaigiau megzt. Ne, gal prieš pusvalandį pabaigiau megzt, tada sukaišiau visus galus ir, žodžiu, viskas. Laukiam naujo ketvirtadienio. Kažkas nusilabai kutena. Laukiam naujo ketvirtadienio ir laukiam naujo klų. Tai... kaip susukau. Žodžiu, štai. Štai kaip atrodo toliau skara. Čia buvo pirmoji dalis. O, žiūrėkit, dienos šviesoje galiu parodyti, gal kažkiek geriau dar matysis visko. Štai, pirmasis klūkai buvo. Aišku, čia viskas dabar išsitacija į visas pusės, nes neplauta. Mano ta gražioji brioš dalis, kurios beveik nesimato. Ir tada antrasis klų. Čia yra tas trumpulis galas. Ir jisai išeina į tokį klyksmą. Aš taip pavadinčiau, žodžiu. Čia nelabai kas matos, nes, kaip matot, realiai turėtų čia tokia banga būti, man atrodo. Kažkaip taip. Nesvarbu. Žodžiu. Ir va taip. Ir nueina. Tai kol kas mezginys atrodo taip. Kamaliukai po truputėlį mažėja. Štai, kaip atrodo ta dalis, kurios turiu turbūt daugiausia. Dar mažiausiai naudotas. O čia taip atrodo rudas likęs. Skirtumas jau vizualus yra. Ištrauksiu ir kitus parodyti. Raudonas ir rausvas tas irgi toks jau kažkaip apvalgytas gerokai atrodo. Nu iš rausvą dariau. Veltus tuos. Tai rausvas ir rusvas yra tokie labiausiai apeisti. Šitas dar taip pusė bėdos. Tai šitie tvirčiausiai laikosi. Ir, žodžiu, po truputėlį peržengiam pusę. Liko dar 2 klų. Dar 2 užuominos ir viskas bus. Ir dar 1 metai pabaigti su vestos skara. Tai dabar turėsiu jau 4. Kelinti metai iš eilės galvoju, kad noriu dar 1, dar gal kažkurių tai iš senesnių metų nusimegzti, nes man iš tiesų yra labai graži šaulografija skara. Aš jeigu nepamiršiu, dėsiu kur nors paveiksliuką, kaip jinai atrodo. Bet ne, aš siūlų turiu ir aš nežinau, ar aš turėčiau nuotaikos tiesiog pati savo vieną megzti. Tai taip ir nemezg dar. Žodžiu, tokie takeliai. Iš tiesų, pabaigiau skarfletą. Einam pasižiūrim, ką aš turiu dabar savo ruletėj. Gal ką nors pridėsim, nes yra, ką man reikia dovanėlių numegzti, yra šiaip šabito, ką aš noriu pamegzti. Ir tada pasižiūrėsim, kas išsisuks ir ką aš veiksiu toliau. Nes dabar, šiai minutei, tai turiu 3 megztinius likusius. Tai yra Paganskai, Meškėnas ir Palaidinė. Ir Teraco megztinis, kurio aš labai nenoriu megzti. Ir jisai sėdi, ilsisi ten, žodžiu. Aš nežinau, kas tai daryti. Gal aš išardysiu irgi. Tai va. Tai tokie mano dabartiniai reikalai. Tai sukam ruletę ir pasižiūrim, kas gaunas.
Na, jūs tik pažiūrėkite. Ruletė sako, kad metas vėl susigrąžinti man savo lentyną. Ne lentyną, o rėmelį, kuriame laikydavau schemą. Ir megzt Paganskai. Nu, Paganskai tai Paganskai. Aš ir taip planavau jį susigrąžinti, žodžiu, ir pradėti veiksmą. Tai luktelkit sekundę, aš einu pasiimsiu ir pasižiūrim, kaip jis atrodo. Va, mano Paganskai gyvena šitam maiše. Bet tai kažkas savo maišelį. Ir dar vieną maišelį, nu, nesvarbu, žodžiu. Taip, čia gerai. O, ir užkandos yra. Netgi. Ir ausinės yra. Irgi gerai. Žodžiu, čia gerai pasiruošus buvau šitam visam mezgimui. Na, dabar kaip visą tai atrodo. Ką aš čia turiu? Aha, turiu virbalų. Žinot, kad neišsardytų niekas netyčia. Jeigu aš gerai atsimenu, tai aš pabaigiau tiesiog atskirdama rankovės ir viskas. Taip ir yra, žinokite. Štai kaip atrodo mano Paganskai. Dabar aišku, čia viskas traškės ir barškės, nes, nu, tai kitaip čia su manim. Tai yra... Aš esu lygiai ties rankovių atskirimu. Va, rankovė savo, kūnas ir kita rankovė. Ir jos yra ant šitų papildomų mano šniurelių. Nu, tai labai gerai. Eisiu pasižiūrėti, ką aš galiu dabar pamegzt. Susirasim čartą, tą lentelę, kur kaip megzt. Ir reikės pasiskaityti iš tikrųjų, kaip ten gražiai viską persikelt. Nu ir viskas. Ir sėdėsiu ir megsiu. Labai gerai, sekmadienis toks poilsiadienis. Kavos pasidarysiu. Ir, žodžiu, imsimės šito jautuko. Kad kai aš pabaigsiu mašinai, turbūt megzti meškėno reglaną ir kai prasidės meškėnas, aš meškėną galėsiu neštis namo, o Paganskai, kuris yra toksai daugiau ar mažiau, tikiuosi, pasieks tą dalį, kad galiu megzti lygiai. Žodžiu, jisai galės pasidaryti darbinis mašininis mezginys. Tai, žodžiu, apsikeis vietom. Ir viskas. Va, labai geras planas. Einu, pasidarau kavos ir einu jį pradėti vykdyti. Tai iki sekančio prisijungimo šią savaitę aš jau baigiu. Žodžiu, žiūrėsim, kiek man pasiseks to Paganskai išjudinti. Tikiuosi nemažai. O kaip čia seksis, tai pamatysit artimiausių dienų bėgį. Nu, jūs kitą savaitę, o aš artimiausių dienų bėgį. Tai va, ačiū, kad žiūrit ir iki sekančio. Va, mano mezgimo padėjėja. Čia aš sėdėsiu. Čia yra mano Paganskai atneštas. Girdit verdančią kavą ir, žodžiu, filmuoju iš po stalo, kad matytumėt ryte geriau. Ir viskas, va, šitaip leisim sekmadienį. Oras pas mus cepelininis. Nežinau, ar matot, bet lyja dabar. Nu, tai žodžiu, koks oras tokia ir nuotaikėlė. Va, viskas, mezgam.